Sveiki atvykę į dar vieną vlogą iš Japonijos. Šiandien mes varome iš Kyoto atgal į Tokijų, bet fainiausia dalis, kad mes varysime su greitaisiais traukiniais, tais bullet trains ar Shinkansenais. Aš šiaip ką tik pasigūglinau, tai jie įsibėgėja iki 302 km per valandą. Man atrodo, nuo Tokijos iki Kyoto yra kažkur 400 km, bet nuvažiuoja per ten 1,5 ar 2 valandas. Ir jūs be abejo visur būsit su mumis. Looks fancy. Saša užsakė kažkokį desertą. O kaip jis vadinasi, tu atsimeni? Matcha Stinky Burn. Nežinau. Čia jaučiasi tipo sviestas tiesiog su cukrum ir matcha. Tikimybė, kad mano kamera čia nupūs vėjas yra ganėtinai didelė. Aš labai sunkiai susilaikau, jeigu aš matau kažkokią keramiką praeidama. Mes praeidinėjom vakar tokią parduotuvę, ten aš nežinau, tenais tiesiog kažkokie menkniekiukai, smulkmenėlės. Žodžiu, bet aš paėmiau visų pirma žiauriai mielus dalykus. Šitie, žodžiu, kačiukai, ant kurių galima dėti sušių pagaliukus. Kitas dalykas, ką aš paėmiau, tai tokį dubenėlį. Tai išleidau viskam 8 eurus ir aš esu labai laiminga. Pirmas dalykas, aš vos nepalpau. Mes tiesiog ėjom, buvo baisiai karšta. Ir kažkaip Saša pastebėjo, kad pas mane venos ant rankos gan ryškios. Šiaip pas mane iš esmės venos ant rankos gan ryškios. Aš manau, dėl to nueit pas daktarą. Ir mes sustojom. Ir aš kažkaip pradėjau pergyventi, kas man yra, aš nesupratau. Ir blema, man biškai pradėjo tempti akise ir labai pradėjo pykinti. Bet aš nepalpau. Dabar mes esam prie 7-Eleven stoties ir norim pasiimti kažką pavalgyti į traukinį. Salad chicken bar. Šiaip taip random, kad gali tiesiog nusipirkti va tokio vištienos, nežinau, botonėlį. Bet čia yra tiesiog vištiena realiai. Ir lašišos onigiri. Ir dar turiu žalios arbatos ir vandens. O kaina va. Pradėkim nuo deserto. Tokie šokoladiniai tostai, onigiris, shrimp and mayo, nepakeičiama klasika, egg salad, krabo imitacija. Spėjau dėl to, kad mes į kalną važiuojam, čia žiauriai užgalaus. Iš kitos jausmas kaip lėktuvė. Aš tokia kamera perduoda, bet čia žiauriai daug yra vietos kojom. Čia jau suvalgiau, atrodo, pusė onigirio ir įdaras tik ten dar kažkur toli. Man blogi vaibai, man žinai, ką primena Varšuvą. Kontekstui Varšuvoje mes turėjom žiauriai prastą ir smirdantį Airbnb. Ir vat įėjimos koridoriukas buvo labai panašus. Nes aš jaučiu, kad čia rūkė. Pliamba jau. Taigi turas po mūsų kažkodėl prirūkytą viešbučio kambarį. Čia vaizdo kol kas nesimato, aš tik girdėjau traukinius. Čia iškart priešais lovą yra kompas, bet kas yra biški krypi, kad čia yra priešais stalą iškart veidrodis. Nu, ne tai, kad krypi, bet... Blia, krypi. Krypi. Ir štai kas dar krypi, kad čia yra dar veidrodis kampe. Ir krypi, kad aš kerpu savo veidą, sėdint prieš savo veidą. Dar čia yra... Vos pasakiau, tualetas, televizorius, jis greičiausiai bus su vienintelė paskirtim žaisti Nintendo. Tai va, čia vėmimo, manau, kad vėmimo maišeliai. Ne, realiai kas čia. Visų pirma, čia net ne maišeliai, visų antra, čia yra shoe polisher. Kas mano kamerai, aš nesuprantu. Jo, čia yra shoe polisher. Man šiaip pasirodė, kad čia, kai žinot, lėktuvuose būna tie vėmimo maišeliai. Aš nemeluosiu, aš viešbutį pasirinkau dėl to, kad jame yra pusryčiai. Aš labai mėgstu viešbučio pusryčius. Aišku, aš tik post factum pažiūrėjau laiką tų pusryčių ir supratau, kad jie bus labai ankstyvi. Iki 9. Nuo 6 iki 9. Ir tuo momentu aš kažkaip dar galvojau, kad, nu okei, ten, aš suprantu, kad mes varysime į Japoniją, bus jetlagas, bet gal po to mūsų ten miego ritmas biški pasislinks ir mes anksčiau kelsimės. Spoiler alert, taip nenutiko. Čia parašykit komentarus ir jūs irgi, netgi jeigu žinot, kad neišsimiegosite, atsikelsite dėl viešbučio pusryčių. Ir parašykit, kokioje šalyje jūs atsimenat, kad jūs skaniausiai maitino viešbučio pusryčiais. Aš tai atsimenu, turėjau žiauriai gerą patirtį Italijoje. Ten tokie skanūs buvo pusryčiai, ten buvo atskiras tiesiog visas toks stendas didžiulis su desertais. Ir ten buvo ne šiaip pandelė kokia. Ten buvo tokie normalūs, faini piragai ir tortai.
Žodžiu, beveik visos vietos jau uždarytos, nes dabar yra 11 vakaro, bet radom prie namų, tiksliau prie stoties namų, kažkokią ramenų vietą. Ir čia labai įdomu, kad čia yra toks dipping ramen noodles. Čia tiesiog pateikė sultinį atskirai ir makaronas atskirai. Ir tu tiesiog imi makaroną, dedi į sultinį ir siurbčiai. Ir man tai patinka, kaip mažai čia kontakto būna su žmonėm, kai užsakai. Tiesiog ateini, išsirinkti kokį nori rameną, sumoki, atiduodi bilietuką ir tada tau atneša rameną. Ir viskas. Ir tada sėdi ir siurbčiai ir valgai rameną. Atspėkite iš pirmo karto, ar mes įgyvendinom savo planą atsikelt, papusryčiauti ir eiti toliau miegot. Dabar yra 12 šiaip jau, bet mes tiesą sakant net nelabai stengiamės, mes tiesiog nustatėm žadintuvą 10 ir kadangi pusryčius praleidom, einam pusryčiauti ten, kur ir realiai jau kiekvieną dieną varom pusryčiauti Japoniją. Aš visą laiką nežinau. Visą laiką laukiu tinkamo momento, kad pradėčiau kalbėti. Man atrodo, kad sekundė announcementai. Žodžiu, varom į Akihabarą. Čia yra toks Tokijos rajonas, kuris yra žinomas. Šiaip jis yra, kiek paskaičiau, daug dėl ko žinomas, bet pagrindė dėl elektronikos parduotuvių, ten jų žiauriai daug yra visokių. Gerai, čia mūsų trukiais. Aš jums vėliau papasakosiu. Kadangi tiek aš, tiek Saša labai mėgstam visokius dalykus su kamerom. Čia yra tokia huge parduotuvė Yodobashi, o Yodobashi yra visokių labai daug dalykų kamerom. Dar čia yra gaminimų daug visokių žaidimų dalykų. Bet pradžiai einam mačius. Pradėjau keliauti, atsimenu, aš turėjau labai tą dalyką, kad man atrodė, kad aš turiu kuo daugiau šalių aplankyti. Ir aš turiu tą žemėlapiuką toks nutrinamas. Bet pastaruoju metu man kažkaip taip faina grįžti į tą pačią šalį. Nes, pavyzdžiui, Japonija aš dabar esu 3 kartą, bet man kiekvieną kartą čia vis kaip nauja kelionė. Ir tu kiekvieną kartą, kai grįžti į tą pačią šalį, tu su kiekvienu kartu vis labiau ją savo atrandi, vis kažkaip dar labiau giliau patiri. Nes aš iš vis kažkurio momentu, pamenu, turėjau tokį dalyką, kad man atrodė, kad jeigu aš grįžtu į tą pačią šalį, aš vos ne tai, kad švaistau kelionę, bet nugi galėčiau dabar kažkokią naują šalį varyti ir turėti ir pridėti dar vieną skaičiuką į savo aplankytų šalių kiekį, skaičių. Ir nežinau, prie kokios išvados čia einu, bet tiesiog pagalvojau pasidalinsiu, nes dabar tiesiog apie tai pagalvojau, kad 3 kartus su Japonijai ir dar tikrai grįšiu ir 4 ir 5. Šiaip aš kiekvieną kartą, kai pamatau tos traukinius važiuojančius per tiltą kažkur, man taip iškart primena Ghibli filmukus, man labai patinka. Čia yra kažkoks robotas, jis kažkaip yra susijęs su ChatGPT. Man įdomu, ką jis reaguoja. Šeima nereaguoja, aš nesuprantu. Šiaip man šitą parduotuvę ir šiaip daug ant parduotuvių Japonijoje yra tokios overstimulating. Visų pirma, aš pastebėjau, kad visur čia yra tokia ligoninės balta šviesa. Jūs turbūt šiaip matot, čia labai daug yra ir daiktų, ir čia labai daug yra ir iškabų, ir aš tiesiog nežinau, kur man dėmesį nukreipti, kur man eit, ką man daryti. Kartais biškį cimač. Bet šiaip kas yra labai kieta, jeigu jūs norit, pavyzdžiui, irgi savo čia kažkokios kamerą pasižiūrėti, jūs galite prieiti prie kameros, kuri jums patinka. Aišku, aš kažkada buvau taip paėmusi kamerytę ir man pradėjo kažkas labai pipsenti čia ir pribėgo konsultantas ir išjungė ir man buvo labai nejauku. Bet iš esmės, apart to įvykio, jūs galite tiesiog įjungti kamerą ir pasižiūrėti, ar jums patinka, tarkim, kaip atrodo vaizdas, kaip filmuoja, ar jums patogiai laikosi. Ir aš kaip ir turiu kamerą, bet aš jau prasėjau, pasižiūrėjau su kamerą, aš taip užsiminiau dar vienas. Čia, aišku, labai klausimas, ant kiek etiškai yra šitas dalykas, bet čia yra stovas, kurį tiesiog gali uždėti ant savo šuns. Man atrodo, aš sapnuosiu šitą dainą šiandien. Mes dabar žiūrim kitų žmonių gyvenimus per prizmę kameros. Tai čia taip keista, aš negaliu paaiškinti, bet labai keista žiūrėti kitų žmonių gyvenimus per objektyvą kamerą. Visi kažkodėl žiūrėjo šitą kamerą, kažkodėl fotkina save. Jeigu esat menininkas, pastatykite kamerą topo centre, su kuria žmonės galėtų fotkintis ir po to sudėkite visus kadrus ant didelės sienos. Ir pavadinkite taip kažkaip ten gyvenimas per kadrus. Nu, žodžiu, sugalvokite, jūs menininkas. Čia sprogtų realiai. Mo muziejus išrautų tą idėją iš viso. Ta prasme, nupirktų jaučiu. Nors Mo muziejus nelabai jaučiu, ką perka. Nu, žodžiu. Rašyta Eat me like a doll. Aš labai mėgstu žuvį ir aš visai naudoju sprogą, kad Japonija yra pigi ta žuvis. Ir labai skani. Tai aš sau paėmiau tokį dubenėlį, čia yra kažkokia yellowtail žuvis, aš jas niekad nesu ragavusi. Tikiuosi nebušlykšti. Tūno skonį, grinai tūno skonį, lyg būtų kažkoks riebus tūnas, kažkas tokio. Čia pasažė kažkoks žalias, atrodo kaip želė biški. Čia tofu su mačia. Nori? Nežinau. Nežinau, ar aš fanė šito, kas čia bebūtų. Gigantiškas žuvies gabalas tempūrai.
Mes čia planavom kitą vietą nueiti, bet mes pakeliui tiesiog kažkaip random, pamatėm šitą. Pamatėm, kad čia labai daug japonų ir meniu atrodė labai brangus, tai pasiteisino. O kainavo mūsų patiekalai abu po 6 eurus. Tai labai pigiai šiaip. Ta ramenų vieta, kur mes vakar buvom, mums žiauriai patiko ir mes dabar jie bėgam, nes tai užsidaro už pusvalandžio ir mes tikimės, kad mus dar gal įleis. Ir mes tik neturėjom grinų, o ta vieta priima tik grinus, tai mes dabar radom artimiausią 7-Eleven, varom į tą ramenų vietą ir labai tikimės, kad mus įleis, arba bent jau leis išsinešimui kažką paimti. Crazy. Aš norėčiau gatekeepinti, bet aš negatekeepinsiu ir aš mes pasidalinti. Aš aišku nežinau, ar jūs varytumėte šitą rajoną šiaip, nebent iš čia apsistosit, nes jis kažkoks labai nejaukus šitas Kavaguči rajonas. Tai aš nežinau, kokiom sąlygom ir aplinkybėm jūs šiaip čia atsidurtumėt. Mes čia tiesiog esam dėl to, kad čia mūsų viešbutis. Bet jeigu... Kuriame smirda kaip kūno kultūros salėje beje. Ja, tai aš viešbučiu irgi nenoriu kažkaip rekomenduoti. Bet jeigu kažkokiom aplinkybėm jūs čia atsidursite, tai turėkite omeny šitą ramenų vietą. Labai skanu, labai pigu. Aš visas vietas, kur mes einam, saugau, tai aš kažkokiu formatu sujungsiu į vieną kažkokį mapsą ar sąrašą ir tikrai pasidalinsiu, nes aš sakau, aš Japonijoje, aš kartais kai matau, kad yra 3,4 arba 3,9 atsiliepimų, dažniausiai čia būna skaniausios vietos, kur mes valgom. Kažkaip Google Maps aš visiškai neverta pasitikėti, mes čia pasitikim intuiciją, japonų kiekių kavinėse, eilėmis ir aš negaliu dūst ir kalbėti, tai vėliau paapdėtinsiu jūs, ar mums pavyko gauti ramenų, ar ne. Oho, aš taip žinau, kad aš nemačiau, kad tokia prasta kokybė. Man atrodo, mūsų priims. Ką tu čia dar paėmei? Ego. Man atrodo, čia ego. So much pressure, so much pressure. Mes turėsim pusvalandį pavalgyti. Nu, aš tai visą laiką greitai pavalgyčiau. Aš ne tai valgau. Man pressure. Čia šiaip yra dar prie ramenų kūris. Ir aš šiaip nesu fanas kūri. Nu, man atrodo, čia kūri. Jis toks skanus, jis toks geras ir prieskoniai šitie žiauriai gerai ir čia judi pipirai ir tiesiog čia pasaka. Bet čia šiaip atrodo kaip indų maistas kažkoks. Nu, biškai. Pas mane šiaip biškai indiškas maistas. Mes visur spėjom. Mažo to, mes matėm, kad žmonės, kai liko kokios 4 minutės iki uždarimo, dar vis ėjo tenais, tai aš manau, mes galėjom visai ramiai tenais. Šiaip ne taip jau bėgti, bet mes bėgom. Buvo verta dalinai, nes Sašos ramenas buvo labai skanus. Jis man dar protingai tiesiog užsakė tai, ką praeitą kartą užsakė. Aš nusprendžiau paeksperimentuoti ir aš paėmiau kažkokį žuvų sultinio. Galbūt jau vien skamba tai nelabai. Aš kaip dangai pagalvojau, nu ką žinau, aš mėgstu žuvį, tai gal ir sultinys bus skanus. Spoiler alert, jis nebuvo skanus. Jis turėjo labai keistą kažkokią tekstūrą, žinau, tokia purviną, negaliu paaiškinti. Tai va, bet buvo skanu. Ką aš meluoju, nebuvo labai skanu. Aš rytoj, aš manau, mes tenais vėl eisim ir tiesiog paimsiu tai, ką aš vakar ėmiau. O iš šio video būtų tiek. Aš dar iš Tokio sufilmuosiu bent vieną vlogą. Tiesiog greičiausiai tik vieną vlogą, nes man liko kokios 3 dienos. Bet labai faina, kad žiūrėjot. Ir visiems iki kitų video.